pradėjo matytis, kaip renkasi žmonės prie parlamento. Prisirinko masė, daugybė žmonių ir mes pradėjome budėti. Mes dainavome prie laužų, gėrėme kartu arbatą, šiltai bendravome su žmonėm. Kol 11 val. Vakaro pasigirdo kažkokie neramumai. Ir tada vienas iš vyrų priklausiusių savanoriams tiesiog mums pasakė: imkit po pagalius, dainos baigėsi. Buvo nejauku, neramu. Pasigirdo, kaip tankai pradėjo eiti klegesys. Ir per radijo stotelę karts nuo karto praneždavo: žuvusių tiek. Mes nežinojome, kas vyksta prie televizijos bokšto, nes televizija jau buvo atjungta. Vienas iš gynėjų, pagalvojęs, kad gali ištikti pats blogiausias scenarijus, pasiliko du šovinius. Į kišenuką savo atskirai įsidėjo, kad ištikus bėdai galėtų pasiaukoti. Bet paskui mes pradėjome vieni kitiems pasakoti anekdotus, kad žmonės galėtų išsiblaškyti. Mes visi buvome susikabinę už rankų ir kai prasidėjo šaudymų garsai, kažkas šnekėjo: jie negali šaudyti į žmonės, jie negali šaudyti iš šovinių, juk augome visą laiką Zamir už taiką. Bet tai buvo netiesa. O žmonių buvo pilna ir nieks net nemanė išeiti iš tos aikštės. Tai jūs įsivaizduokite, kaip žmogų gali paveikti laisvę. Ta naktį mūsų nepavyko sulaužyti, nes Lietuvos pati didžiausia stiprybė ir yra žmonės, kurie niekada nepasiduos.